Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 973. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudėte ir patiktukus, ir kad pakomentuojate. Ačiū visiems ir kad paremėte visą mūsų komandą, ar tai per Patreon platformą, ar tai pervesdami tiesiogiai į VŠI Muzika Mundi. Apačioj po šito video yra sąskaitos numeris. Tie pinigėliai skiriami teismams ir kovai su to žmogum, kurio pavardės negalima minėti ir kuris čia dabar įsipainiojęs į dar vieną tokį keistą projektą Vilniaus futbolo klubui. Gerų žinių vis netneša, o aš taip manau, kad to ir negalėjo būti. Ačiū visiems, kurie tikrai palaikote ir pilietiškai, ir finansiškai, ir morališkai, ir politiškai. Ačiū ir tiems, kurie skiriate 1,2% savo gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų VŠI Muzika Mundi, deklaruojant pajamas valstybiniai mokesčių inspekcijai. Tie pinigai arba nueis į biudžetą, arba bus paskirti kažkokiems geriems darbams. Galite ir kitiems opoziciniams kanalams paskirstyti tos pinigus. Ir galite dar 0,6% savo gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti, sakysim, Rimo Jankūno vadovaujamai Tautos ir teisingumo sąjungai, partijai. Irgi dar atskiras toksai yra procentėlis, kurį galima paskirti partijai, galima neskirti, tada pinigai nukeliaus į biudžetą ir bus suvalgyti tų biudžeto vagišių. Tai tiek visiems tokia pradžio įžanga ir gera žinia visiems tiems, kurie nebijo nuvažiuoti Lenkiją, užsipilti kuro. Kuras ten ženkliai pigesnis, o dabar dar visai šviežiai ir dar atpigintas. Čia matote paskutinius pranešimus, naujos kainos. Nuo balandžio 14 Lenkijoje taikomos naujos didžiausios degalų kainos. Pakeitimai svarbu tiek šalies, tiek užsienio šalių vairuotojams, kurie domisi dabartinėmis degalų kainomis Lenkijoje. Maksimalios degalų kainos: benzinas, kaip matote, euras 50, dizelinas euras 5,5, dujos, čia klaida, ne euras 5,5, bet pigiau yra 0,75, grubiai tariant. Ir visos kainos nurodytos, aišku, zlotais. Galima važiuoti Lenkiją, užsipilti pilną baką, jie neprieštarauja. Nemačiau, kad ten labai kažkas draskytųsi, kad ir atvažiuoja žmonės su kanistromis įpila kuro. Taip, kad reikėtų naudotis tą progą ir tie, kurie, sakysim, gudresni, jie ir pilasi, visas pasienis tą ir daro. Ir ne tik, sakysim, Lietuvos pasienis, iš Vokietijos pusės, Lenkijos spaudoje irgi rašoma, kad labai daug vokiečių automobilių, labai daug naudojasi tą progą, kad Lenkijai kuras pigesnis ženkliai negu Vokietijai. Mūsųgi seimūnai sapalioja ir kliedi, kaip čionais dabar atimti pelną iš Orleno. Nors priminsiu tam pačiam Siaumukui Gentviliukui, kurį toj matysim, kad jo tėvas Ženė Gentvilas nuo pat pradžios nepriklausomybės užsmirdęs ten Seime, jisai, sakykim taip, vienaip ar kitaip pridėjo savo pirštą, gal rankelę, gal nuomonę kokią nors prie to, kad Mažeikių nafta, didžiausia Lietuvos įmonė, didžiausias mokėtojas, atitektų per žydus Lenkam, nes pradžiai buvo sakoma, visi šitie landsbergistai reikia Ivano prie vamzdžio neprileisim, ir rusų įmonė, kuriai vadovavo žydai. Po pigiąją, reiškia, pasiėmė tą Mažeikių naftą, po to brangiai pardavė Lenkų Orlenui. Ir dabar šitie veikėjai, kurie, ar jo tėvas, giminės galų gale, bet šitie veikėjai, šitie patys, teista politinės korupcijos byloje partija Liberalai, jie tada kitaip vadinasi, landsbergistai, kurie tada irgi kitaip vadinasi, ne Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionys demokratai, atidavę Mažeikių naftą Orlenui, dabar sako, kodėl jie tokius pelnus ima? Lenkai sumažino kurą, ne pelną sumažindami Orlenui, o tiesiog sumažino PVM iki 8% nuo 23 ir akcizus. Nes rūpinasi savo žmonėm, o nedaro tokius idiotiškus, kvailus visiškai. Ir, ta prasme, ir nekompetenciją demonstruojančius, tokius šou Seime.
Sioma Gentvilas. Orlen Lietuva masiškai pelnosi iš Lietuvos vartojimo. 80% degalų, kurie yra prekiaujami šiandien Lietuvoje, yra Orlen Lietuva degalai. Ir pelno maržos Orlen Lietuva yra iškilusios dvigubai. Praėjusią savaitę jūs dalyvavote Briuselyje finansų ministrų susitikime, kur jums Europos komisija rekomendavo pelno mokesčius, laikinuosius pelno mokesčius taikyti energetikos bendrovėms, tokioms kaip Orlen Lietuva, taip kaip buvo prieš 4 metus taikoma. Jūs preliminariai užsiminėte, kad taip, planuojate tokį, kur yra šitas projektas? Na, apie jo, kaip sakyt, paleistą miškų naikinimo programą, tai šitą mes jau kalbėjom ne kartą ir jeigu jau žmogus iš tikrųjų rūpintųsi valstybė ir žmonėmis, jis to niekada nebūtų padaręs. Tai visas jo rūpestis yra toks ciniškas melas ir toks apsimestinis, kad net šlikštų į vargšą šitą žmogelį žiūrėti. Apgailėtina visiškai. Judame toliau. Tas skandalas su Skverneliu, kažkodėl dabar tik su Skverneliu, visi pamiršta Starkevičių, lik jo ir nebuvo, taip sąmoningai buvo padaryti abudu bylos dalyviai, tos pačios bylos, augalininkystės tarnybos korupcijos byla, ta pati Seimo narys Starkevičius, jau buvęs, vis dar esantis Seimo narys, laikinai sakyčiau, turbūt Skvernelis, partijos pirmininkas, dalyvauja toj byloj ir jau Starkevičius kaip ir pradingo, dabar visas dėmesys Skverneliui. Bet mes uždavėm klausimą žmonėm ir tai pažiūrėkit, kokie atsakymai. Tiesiog žmonės daugiau suvokia, negu spauda bando mums pripudrinti, nukreipti dėmesį nuo kitų bylos figurantų ir dalyvių, kurie sėdi šešėlyje, į vieną vargšą šiuo metu jau Skvernelį. Oi, jisai, sakykime, visai ne vargšas, bet dabar jį daroma, iš jo bandoma padaryti atpirkimo ožį, kas visiškai kaip ir teisinga. Čia tokia apklausa, ar tikite, kad korupcijos schemose dalyvavo tik partijos vardan naudos pirmininkas Skvernelis su Landsbergistu Starkevičium, ar buvo ir kitų, kurie slepiami? 1% sako, kad dalyvavo tik šitie du, 98% manau, kad yra daugiau ir kitų veikėjų, prokuratūra nemato kabutėse. 1% neturiu nuomonės. Balsavo 5000 žmonių. 5000 čia viršui matosi iš karto po klausimo, ten 5K, tai angliškai reiškia 5000 apklaustųjų, tai yra 5 kartus daugiau apklausta žmonių ir pasisakė, negu paprastai daro tose visuomenės apklausose, kurios, neva tai yra teisingos. Apklausė 1000 žmonių Lietuvos mastu ir sako, žinokit, Šimonytė yra labiausiai laukiama premjerė. Apklausti visi Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai. Jų ten yra daugiau kaip 1000, bet 1000 pasisakė, kad norėtų Šimonytės. Čia aš ironizuoju, bet iš tikrųjų tos apklausos valdiškos iš tikrųjų juokingos. Jo. Tam tikrą prasme šitą apklausą mūsų kanale, supraskime, irgi reiškia atitinkamo sveiko proto žmonių apklausa, todėl kad šitą kanalą žiūri žmonės sugebantis įvertinti visas pozicijas, nes mes rodom ir tą poziciją, ir aną poziciją, ir kitas pozicijas rodom, ir nebijom to parodyti. Beje, aš sakydamas apie europarlamentarą Virginijų Sinkevičių, sakydamas, kad jam Europos prokuratūra yra iškėlus bylą, pradėjus tyrimą, buvau ne visiškai tikslus. Buvo skundas, tą aš pasakiau teisingai, Europos vartotojų teisių tokia kaip ir sąjunga buvo apskundus ir jį, ir kitą komisarą, Timmermanas berods pavardė, Olandijos atstovą, kad buvo ištaškyti milijardai. Reiškia, Sinkevičius susirūpinęs šitą medžiagą, susipažino su straipsniu ir atsistė man kitus straipsnius. Iš dalies paneigiančius pasakymą, kad tyrimas buvo pradėtas, tyrimo nebuvo pradėta ir antra vertus komisarai negali skirstyti milijardų. Man tas irgi buvo sukėlęs milijardinės tos sumos klausimų, kaip taip milijardus galima skirstyti, bet aš vadovausi, rėmiausi tuo pranešimu spaudai,
kuris buvo padarytas, aš ir viešinau, laidose jisai buvo, bet patikslinsiu, tyrimas prokuratūros nebuvo pradėtas, nes ta informacija, kurią pateikė žiniasklaida, nebuvo tiksliai ir nebuvo ten tų milijardų tam žaliajam kursui, va taip lengva ranka išdalinta. Komisarai ar buvę ar esami, neturi tokios galimybės visų milijardinių sumų paskirti tam, kam jie nori. Už tai dar balsuoja ir parlamentas. Tai čia toks patikslinimas, kad iš dalies informacija apie dabartinį Europos parlamento narį Sinkevičių buvo pateikta ne visai tiksliai. Tai aš dėl to ir sakau, kad mes pateikėm visą informaciją iš visų pusių. Iš visų pusių ir mums tą nesunku, tegul žmonės atsirenka patys ir galvoja, ką kiekvienas rašinys galėtų reikšti. Šiuo atveju, kas liečia Virginijų Sinkevičių, tai mano galva, kadangi čia Lietuva tokia, palyginus maža, tai čia labiau turbūt buvo nukreiptas dėmesys į Olandijos komisarą, ten kaip tik vyko tuo metu rinkimai ir tokios nešvarios technologijos, sakykime taip, sukompromituoti Olandijos atstovą ir buvo naudojamas. Tai judame toliau, grįžtame prie to Skvernelio, štai kaip Skvernelis aiškinasi, bet čia pasižiūrėkite tą video ir prašau atkreipti dėmesį į jo rankas. Tai aš pasakiau esminės aplinkybės, kas susijęs su prokuroro nutarimu apklausti mane kaip specialiųjų liudytojų, tai pakartoju labai aiškiai kategoriškai, kad jokios nusikalstamos veikos, kuri yra paminėta nutarime, nesu padaręs ir labai vėlgi aiškiai išdėsčiau, kad negali būti jokių aplinkybių, tikrų, netikrų menamų apie kažkokį tai mano politinį požiūrį arba palankumą ne tik tai šitai istorijai minimoji tarnybai, bet apskritai visam žemės ūkio sektoriui ir kas po tos žodžius slepiasi. Tai, o turinio pačio apimties daugiau nebeturiu ką komentuoti. Koks jūsų santykis buvo su buvusia patarėja ponia Selickienė? Kiek jūs metų kartu pradirbot? Ar tai buvo tik darbiniai santykiai? Tai aš galiu pasakyti, žinau, kas ten fotografuojasi, kad mes kartu pradirbom 10 mėnesių tuo metu, kada buvo Seime patarėja ir dėl patarėjos darbo Seime neturiu jokių pretenzijų. Ji nėra ir nebuvo teisės patarėja, kaip čia vėlgi bandoma kalbėti ir rašyti, ir santykiai yra geri, draugiški ir kolegiški. Rankos dreba, byra tą pirštinę rankose, jis ten maigo vis taip, kaip tas mikrofonas truputėlį užstoja, bet realiai matosi, kad jis labai nervuojasi ir toks išoriškai atrodantis ramus veidas iš tikrųjų neišduoda vidinių pergyvenimų, bet rankos išduoda viską ir labai akivaizdžiai matosi, kad tai, ką jisai sako, ne visai atitinka, sakyčiau taip, tikrovės, todėl kad jisai išsiduoda per rankas išsiduoda labai stipriai, kad nervai baisiai įtempti, o rankų drebėjimas dar ir rodo, kad jisai įklimpęs, sakyčiau taip, labai giliai. Beje, iš tos partijos jau bėga, žinot, iš skęstančio laivo bėga žiurkės. Tai čia pirmieji jau bėgikai ir yra. Prieš tai, sakiau, jau mes pranešėm, kad buvęs bendražygis nuo pat pradžių Bakas paliko šitą partiją, ne, tai jisai susijaudino labai, kaip jiem čia dabar neramu, o dieve, jis toks šventas žmogus negali su šitokiais baisiais žmonėmis. Ne, tai jis tik dabar sužinojo. Visi seniai žinojo, kalbos užkulisiuose, ypač Seime seniai ėjo, o jis sužinojo tik dabar prieš mėnesį ir paliko tą partiją. Ir tą pačią partiją jau tepas lydės iš jos ir Jeglinskas, ten kai buvo pristatytas irgi, kad jis NATO generalinio sekretoriaus yra praktiškai pavaduotojas, nors taip irgi nebuvo. Mes tą irgi rodėm, jisai ten dirbo kažkokiu, sakysim, taip adjutantų, ne pavaduotojo ten sekretorius eilinis, kurį visą krūvą buvo, bet ir tas jau bėga ir sako, ne, aš jau nenoriu čia, nes maža ką dar ir manęs apklausti ir išaiškės dar maža ką, kas nors, kad tai tada aš jau.
turiu reikalų, žinokit, prisiminiau, kad turiu reikalų ir tepa slidės. Jeigu jau kalbant plačiau apie šitą skandalą, tai dar kartą pakartosiu. Sumos, kurios rastos kratų metu virš milijono, beveik 1,2 milijono eurų. Kalbama, kad tik 50 000, su trupučiu, skirta buvo Skverneliui. Klausimas pagrindinis, kam skirtas visas milijonas, kas ten tie šešėliniai akcininkai, kurie tą milijoną turėjo pasiimti. Neminimas, kam priklauso aukso grynuoliai, narkotikai, ginklai, visi kiti dalykai. Neminima visas taikinys dėmesys žmonių konstruojamas ant Skvernelio, kaip sakiau, jau trinamas iš tos bylos ir Starkevičius, o dar akivaizdu, kad tuo metu, kai valdžioj, sakysim, pasienį saugo Bilotaitė, Šimonytės vyriausybės vidaus reikalų ministrė, jinai atsakinga už pasienį, visos tos ministerijos prižiūrėjo, kad sankcijos vyktų, kad čia atrodo, buvo kyšiai imami už tai, kad visi būtų užsimerkę ir tipo pasienio pareigūnai, maisto ir veterinarijos tarnybos, augalininkystės tarnybos, žemės ūkio, žodžiu, visi valstybės sistemos daugybiniai ekspertai, prižiūrėtojai neva tai nematė, kad vyksta konkreti kyšininkavimo schema. Seimo narys, mokslo daktaras, teisininkas Ignas Vėgėlė štai visą šitą išdėjo visiems antakių Seime. Šiandien Seimą krečia didžiulis korupcijos skandalas, galimos korupcijos skandalas. Pasakysiu, kad visi suprastų, nes mes kalbam korupciją apie didelius pinigus, bet niekas nepasako konkrečios schemos, kaip ta korupcija galimai buvo vykdoma. Buvo renkami pinigai apie 150, o gal 350 eurų nuo pravažiuojančio vilkiko už gėlių iš ES vilkikų, kurie vežė iš ES gėlės į Rusiją tranzitu per Lietuvą. Kolegos, tik ką iš šitos tribūnos kalbėjot apie būtinas sankcijas. Mes priminėjom baudžiamojo kodekso pataisas. Visa dešinioji pusė kalbėjo apie tai, kaip čia reikia kovoti su Rusija ir kaip čia reikia įvesti sankcijas, kaip reikia kovoti net su tais, kurie vykdo veiklą Rusijoje. O čia valstybės tarnyboje vyksta tranzitu per Lietuvą į Rusiją gėlės. Ir už tai galimai susirenkami pinigai. Pinigai kyšiams įspūdingi. Prokurorai atnešė šiandien ir prokurorė kalbėjo daugiau kaip apie 1 milijoną eurų grynaisiais. Kolegos, ne tik pinigai. Ten yra ir aukso luitai rasti per kratas. Ten yra rasta ir narkotikų. Nenustebkite, jeigu vėliau paaiškės, kad ten buvo ir ginklai, arba dvigubos paskirties prekės, kurių tranzitas yra draudžiamas į Rusiją ES sankcijomis. Ir kas šitoj visoj schemoj veikia? Galimai vėlgi pabrėšiu, nes prokurorė tik tai atėjo paklausti tarimus, ogi veikia konservatorių partijos senbuvis ministras Kazys Starkevičius. Pabrėžiu galimai. Lygiai taip pat šitoj schemoj veikia buvęs Seimo pirmininkas, vyriausybės vadovas, policijos generalinis komisaras. Kolegos, visi, kurie iš šitos scenos mušėsi į krūtinę apie tai, kaip reikia kovoti su Rusija ir kaip reikia uždrausti prekes, dalyvauja jų partijos nariai ryškiausi, galimai dalyvauja schemoje, pagal kurią tranzitu per Lietuvą važiuoja prekės į Rusiją. Šiandien mes kalbame apie papildomas nacionalinės sankcijų įvedimą prekiams. Ir aš kalbu ne apie jokias kitas sankcijas. Aš kalbu apie papildomų sankcijų įvedimą prekiams, kurioms žemės ūkio, nes tai yra vienintelė prekių grupė, kuriai Lietuva nusprendė įvesti papildomas sankcijas. Ir tada keliu klausimus. Gerbiami kolegos, prieš metus stovėjau čia prieš jūs ir siūliau,
arba neįvesti jokių sankcijų prekiams, pabrėžiu, ir tokiu būdu nevaidinti, kad mes esame čia geresni už visą Europos Sąjungą, arba įvesti sankcijas visoms prekiams. Nes eksportas į Rusiją iš Lietuvos skaičiuoja 100 milijonų eurų. Kaip ir dar didesnis skaičiuoja pinigus tranzitas Europos Sąjungos šalių per Lietuvą į Rusiją. Ir žinot, kas buvo praeitais metais? Priminsiu. Nepritarta nei vienam mano pasiūlymui. Nei panaikinti sankcijas prekiam, tai yra neįvesti papildomų nacionalinių sankcijų, neįvesti sankcijų visoms lietuviškoms prekiams eksporto į Rusiją. Nepritarė. Tie patys, kurių partijos nariai šiandien yra įtariami galima korupcija. Iš tikrųjų, aš kaip minėjau ne vieną kartą, čia, sakysim, Vėgėlės jau tą pasakymą nėra ką komentuoti, bet aš kaip minėjau ne vieną kartą, atsirado iš tikrųjų daugiau sveiko proto Seimo narių Seime ir Getvilas, ir Ąžuolas Valius, reiškia valstiečių atstovas, nors irgi akivaizdžiai, sakysim, jo pasisakymai tikrai sveiko proto žmonių pasisakymai jau konkrečiai. Matosi, kad visa frakcija balsuoja jau kaip ir su konservatoriais ir su liberalais, taip sakysim, sukonservėjo ir suliberalėjo. Visai jie nepanašus į kažkokius normalius sveiko proto žmonės, ginančius žmonės valstiečiai. Čia, aišku, pirmininko nuopelnas, tai dar parodysim ir dar vieną jo vaizdelį. Ten atsirado ir mokslo daktaras Vėgėlė, mokslo daktaras Rimas Jankūnas, kurie yra valstiečių, pakartosiu pavadinimą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lenkų rinkimų akcijos, ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai. Tai reiškia kelių partijų ir 2 nepartinių žmonių sąjungų. Ir dabar vienos partijos, reiškia pirmininkas Veryga, kuris, kaip sakiau, realiai jau palaiko visiškai leftistinę, sakysim, ideologiją, balsuoja kartu su konservatoriais, Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų veikėjais, palaiko jų visą ideologiją, palaiko visą liberastų ideologiją, tą leftizmą. Kartais suvaidina, kad ne, bet mes žiūrim ne ką kalba, o ką daro. Tai dabar jisai už tokius, girdėjot, Vėgėlė demaskavo tam tikrus dalykus, Vėgėlė labai aiškiai demaskavo melą, reiškia, nebe mano pagalbos pateikta informacija apie Kapčiamiesčio poligoną, Vėgėlė, reiškia, sudalyvavo ir labai aiškiai demaskavo, sakykime taip, antivalstybininkus, bloginančius santykius su Baltarusija ir darančius naudą Rusijai. Čia konkretus veiksmas, amerikiečiai tą pripažino ir Vėgėlė, Jankūnas, Petras Gražulis buvo susitikę su specialiuoju Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniu, kuris tiesiog pasakė, turi šildyti santykius Lietuvos su Baltarusija, kad mažiau naudos turėtų Rusijai. Tai visas tas nepatinka Verygai. Akivaizdžiai, sakykime, toks žingsnis į antivalstybininkų pusę, pavadinkim taip. Ir jisai paskambino, ar ten susitiko su Vėgėle ir pasakė, kad Vėgėlė ir Jankūnas turėtų palikti jų frakciją. Žmogus Veryga yra europarlamentaras, jis nedirba Seime, tai nėra nei frakcijos narys, bet jau partijos nariai yra to frakcijoje. Tai jis kaip partijos pirmininkas neturi, sakykime, jokios įtakos kitiems tos frakcijos nariams, ne jo partiečiams. Bet jisai daro tokį spaudimą žmonėms sveiko proto, Rimui Jankūnui ir Ignui Vėgėlei reikalauja, sakykime tai, paprašė išeiti iš frakcijos. Aš jau nekalbu apie komentarus, kur susipykę su sveiku protu, ta prasme, jie realiai, mano galva, tai ir viršė įgaliojimus ir demonstruoja absoliučią politinę nebrandą. Čia matote, štai, reiškia, jo
pavaduotojo, Verygos pavaduotojo. Iš tiesų mūsų pirmininkas kalbėjosi su Jankūnu ir su Vėgėle. Jie dabar sprendimą turi priimti patys, kada tą pareiškimą padarys, nes mūsų sprendimas, jei kūrė savo politinius darinius, tai linkime sėkmės, sakė Norkienė. Ir toliau geltonai pabraukta. Mes taryboje šnekėjome tais klausimais, nes yra loginių nesusipratimų. Jau dabar Jankūnas yra kitos partijos pirmininkas, Vėgėlė irgi ruošiasi kurti partiją ir visur akcentuoja, kad nėra daugumos atstovas. Tai partija užklausė, ar tikrai čia viskas atitinka logiką. Tai aš dar kartą pakartosiu, kad frakcija nėra tik šitos partijos frakcija. Tai yra junginys Valstiečių žaliųjų sąjungos, Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos, taip vadinasi Lenkų partija. Šita susidėjo, tai yra 2 partijos ir 2 nepartiniai nariai sudaro frakciją. Kodėl nėra pretenzijų Lenkam? Nes jie irgi kitai partijai priklauso, nes čia sako, štai Jankūnas kitos partijos narys, o Lenkai irgi ne jūsų partijos nariai. Taip kad šitas argumentas, toks, sakysim, neįžeidžiant pasakysiu, kvailokas ir visai ne vietoj ir ne laiku. Matyt, ir ta pati partijos pirmininko pavaduotoja Norkienė ir pats Veryga tiesiog pamiršo, kaip vadinasi frakcija ir kas ją sudaro. Nepartiniai, Lenkų partija, sutrumpintai, ir valstiečių. Ir sakyti, kad negali būti tokia frakcija, nes kažkas priklauso kitai partijai, tai tada ir Lenkai turi išeiti, bet tada neliks frakcijos, nes frakcija turi sudaryti 7 nariai. Kaip va šitaip demonstruoja tokią nebrandą, tokį nesuvokimą ir tokią, sakysim taip, absoliutų politinį tiesiog, konkretų tokį nekompetencijos variantą. Taip, galėčiau įvardinti, bet aš išvardinau visą krūvą naudingų Lietuvai veiksmų, kurias padarė šitie žmonės ir čia turbūt bijo ir konkurencijos, bijo apskritai ir žinomumo šitų žmonių, ir teisingo veikimo. Kažkas už nugaros paprašė tiesiog spausti Seimo narius, tiesiog pabandyti juos išmesti iš frakcijos, nes su frakcijos pagalba, aišku, lengvesnis darbas, turi dar kažkokį palaikymą. Tai čia tiesiog demonstruoja, kad žmogiškos vertybės šitai partijai, čia jau Verygos, sakysim, pozicija, nepriimtinos. Tik tai tiek. Judame toliau. Kaip vienas iš pavyzdžių, žiūrėkite, Veryga. Dauguma Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos tarybos narių palaiko Kapčiamiesčio poligoną. Taip nėra ir frakcija balsavo visiškai ne taip. Veryga truputėlį pagudravo, taip, dauguma, bet ne visi valstiečių tarybos nariai, nes atsakymų į klausimus nėra. Jeigu dabar neklystu, tai ir tas pats Valius Ąžuolas, reiškia, susilaikė, ir Dainius Gaižauskas, kuris pasakė aiškiai, kad negavo atsakymų į klausimus. Taip, kad ir frakcija jau akivaizdžiai negavusi atsakymų ir mato, kad su jais nesiskaito, elgiasi kai kurie žmonės politiniai brandžiai, kai kurie klauso Verygos, kuris, atkreipkite dėmesį, už poligoną balsuoja visiškai praradę savo veidą socialdemokratai, kurių tarpe, sakykime, jau matosi konkrečiai leftistų grupuotės, ne viena net, ir visišką leftizmą demonstruojantis, tokie sorošiniai nupušėliai, tai teista politinės korupcijos byloje partija Liberalai. Kartu su jais balsuoja žalieji valstiečiai ir Veryga. Ir Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionys demokratai. Apie ką mes kalbam? Čia dar vienas įrodymas, tai ką aš sakiau, kad, sakykime taip, neįsiklausyta į žmonių nuomonę, nėra pagrindimo, kad būtent ten yra geriausia vieta, nėra pagrindimo jokio, kad tas poligonas apskritai reikalingas. Ir sako, ne, kai balsuoja leftistai, mes turim balsuoti kartu, nes mes žalieji. Taip, žalieji Europoje, žalieji.
yra visiški leftistai. Panašu, kad tą žalumą, tą leftizmą jau persisunkė į šitą partiją ir neliko, sakykime taip, to, kas buvo deklaruota. Beje, Lenkų televizija, štai čia toks reportažas apie tą visą vėl Kapčiamiesčio poligoną ir Seimo mūsų balsavimą ir kad tai nederinta nei su Lenkais, nei su lietuviais. Va, dabar galite pažiūrėti. Čia lenkiškai, kas mokat lenkiškai suprasit, bet yra ir lietuviški titrai. Mimo że projekt ustawy o utworzeniu poligonu w Kopciowie uzyskał pozytywną opinię sejmowych komitetów i już we wtorek wraca na sejmową agendę, nie ma to nic wspólnego ze zgodą mieszkańców po obu stronach granicy. Ludzie wskazują na konkretne skutki: degradację środowiska, spadek jakości życia i uderzenie w lokalną gospodarkę opartą na turystyce. Sytuację sprawdzała Czesława Stanul. Dobrą w cudzysłowie wiadomość o planach litewskiego rządu mieszkańcy litewsko-polskiego pogranicza, obywatele jednego z kluczowych sojuszników Litwy, czyli Polski, poznali nie z żadnego oficjalnego komunikatu, lecz, jak sami mówią, pocztą pantoflową zza rzeki. Uważaliśmy to za fake newsy, bo to takie informacje, wie pani, aż abstrakcyjne. Kto by się domyślał, że może powstawać jakiś poligon tutaj w naszej okolicy? Odrzucaliśmy tę myśl, ale później żeśmy sami zaczęli grzebać w internecie, dostaliśmy się do strony Ministerstwa Obrony Narodowej Litwy, no i tam faktycznie się to potwierdziło. Nas nikt o zdanie nie pytał, nas nikt nie informował o tym, a my do granicy z poligonem będziemy mieli 700 metrów, 500 metrów, 300 metrów. Tuż po tym, jak z zamiedzy dotarły niepokojące informacje, sołtysi z Elwy, Budwiecia i Stanowiska zwrócili się do lokalnych władz z prostym pytaniem: co właściwie ma się wydarzyć po polskiej stronie? W ślad za tym poszły petycje do władz rządowych, w tym także do rządu litewskiego. Domagali się jasnej odpowiedzi, na czym stoją i czy ktokolwiek zamierza ich wreszcie traktować poważnie. Pisaliśmy wiele petycji, ale to tak jak grochem o ścianę. Nikt nie dawał konkretnej odpowiedzi. Społeczność po polskiej stronie zaznacza, że nie sprzeciwia się budowie poligonu, ale chce, by władze wzięły pod uwagę również jej zdanie na ten temat. No to jest jak grom z jasnego nieba, wie pani, no to jest coś, co człowiek budował 20 lat. 20 lat rozwijania turystyki, 20 lat inwestowania w ziemię, w domki. No i ja zostaję w tym momencie z niczym. No zostaję z czymś, co po prostu moje marzenia legną w gruzach. To zostaniemy w ogóle bez grosza, bo tutaj w Zelwie właściwie tylko z agroturystyki się ludzie utrzymują. Podobnie jest po stronie litewskiej. Agroturystyka, będąca przez lata wizytówką regionu, ma szansę przejść do historii. Podobnie jak spokój, który był jej największym atutem. A jeśli zapowiadane zmiany faktycznie wejdą w życie, poziom hałasu ze strzelnic może wkrótce zachęcić, w cudzysłowie, do przeprowadzki także tych, którzy jeszcze dziś mówią o pozostaniu. Wpływ poligonu nie ograniczy się wyłącznie do okolic Kopciowa. Obejmie także Wiejsieje, Lejpuny, a nawet Ruskieniki. Ponieważ nie przeprowadzono strategicznej oceny, to poziom hałasu i jego zasięg pozostaje nieznany. O tym, czy naprawdę jesteśmy gotowi złożyć na ołtarzu obronności spokój, bezcenną przyrodę, lokalne biznesy i całe dziedzictwo regionu po obu stronach granicy, politycy zadecydują w najbliższym czasie. Tymczasem wspólnota Kopciowa we wtorek, 14 kwietnia o godzinie 11 organizuje przy Sejmie wiec. Czesława Stanul, Info Vilnius. Visas reportažas, va taip, sausai, objektyviai parodomos visos pusės ir tik tai dar kartą patvirtina, kad klausimų neatsakytų yra daugiau negu reikia, bet antra vertus, pasižiūrėkite, kaip seimūnai posėdžio metu, kai buvo svarstamas poligono klausimas, kaip elgėsi. Vienas iš jų ten Antanas Nedzinskas, socialdemokratas, jo apkaltinti apskritai. Negalima nieko, kai tokie žmonės patenka į Seimą, tai tokie ir rezultatai, bet kartu su tokiais Nedzinskais koja kojon eina ir Veryga, susitapatindamas su tokiais. Čia seimūnai svarstant klausimą dėl Kapčiamiesčio poligono, kalbant ministrui. Jie šauliai, kokio tipo, kokiam pavaldumui ir kokias funkcijas jie atlikinės. Mes tą patį darome, sakykime, šiandienai su rezervo peržiūra, kas irgi labai numato, reikia identifikuoti, kokių specialybių žmonių mes konkrečiai turime ir kur galėtume juos efektyviausiai išnaudoti. Tai su Šaulių sąjunga lygiai tas pats. Karo metu visa sistema, visa valstybė, jūs puikiai žinote, kad veiktų visiškai kitaip.
kitaip negu yra šiandien. Šiandien šauliai, visi šauliai yra aprūpinami Šaulių sąjungos ir ne Lietuvos kariuomenės, sakykime, iniciatyva. Nors, kaip čia interpretuosi, nes didesnis Šaulių sąjungos biudžetas kiekvienais metais, kuris auga 30%, jis iš esmės yra iš to paties biudžeto, Lietuvos kariuomenės, gynybos biudžeto. Nu, kaip matėt, kas Facebook'e, kas ten kalbasi telefonu, kas dar kažką, nei vieno klausančio tai, kas pristatoma, nei vieno besidominčio realiai argumentais, kurių nėra pateikta, nei vieno. Kažkas mašinas perka, nagrinėja, kažkas Facebook'e, kažkas ten kažkur, Nedzinskas dar kažką. Ir va tas žmonių gynėjas su visa tokia vat. Ja. Man iš tikrųjų, aš prognozavau, kad va taip, reiškia, nuves tą partiją klystkeliais Aurelijus Veryga, bet prognozavau vėliau. Jisai dabar, matyt, gavęs gal kažkokią paspirtį, gal kažkokią užduotį, jisai, ar nurodymus iš Europos parlamento leftistų, tą daro ženkliai greičiau. Ja. Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą. Ačiū visiems, kad palaikote mus politiškai, pilietiškai, morališkai, finansiškai per Patreon platformą, ar pervesdami tiesiogiai paramėlę į VŠI Muzika Mundi, ar skirdami tą 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį, deklaruojant pajamas valstybiniai mokesčių inspekcijai. Ačiū visiems už bendrystę ir draugystę. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate.